Sveiki! Šiandien 1453 karo diena. Tai yra skaičiuojama nuo būtent vasario 24 2022 metų. Tai šiaip karas tęsiasi jau 11 metų, nuo 2014 metų, bet skaičiuojama būtent intensyvus karo veiksmai, kada jie prasidėjo, tai yra prieš 4 metus Rusijai paskelbus SVO operaciją. Tai va, dėkui jums visiems, kas stebit kanalą, kas palaikot like, kas rašot komentarus, kas remiat per Contribui. Matau, ištikimi gerbėjai vis dar paremia per Contribui, nesvarbu, kad dažnai neišeinu į eterį. Iš tikrųjų dabar daugiau praleidžiu Facebook'e, galit rasti mane Vygintas. Tenai daug rašau, nes tai paprasčiau, greičiau ir nereikia koncentruoti minčių į vieną tašką. Kas gero įvyko? Įvyko tai, kad pabuvau pafrontėj, tai yra Donecko kryptis, pasivažinėjau vėl po apšaudomą teritoriją, ryte važiavau, per pietus jau buvo apšaudyti automobiliai tenai, nukentėjo. Tai tikrai darosi vis pavojingiau važinėti tais logistiniais keliais, bet yra vietų, kur neišvengiamai reikia davažiuoti, privažiuoti, pasišnekėti, susitikti. Tai tą aš ir darau. Toliau buvau Zaporižės kryptyje, ten palikom savo sistemas testavimą, tikimės, kad išeis į pozicijas, nes teko jas biškį perprogramuoti, perdarėm, gavom pastabų, feedbackų, kaip sakant, ir palikom atgal, ten pažiūrėsim, toliau Donecko kryptyje turi dar išeiti komanda ir rytoj pristatom specialių operacijų pajėgoms. Judam į priekį su mūsų projektais. Tai, kas sako, ką aš darau, taip aš darau, galima sakyti, verslą, jeigu taip galima įvardinti. Tai tas verslas kol kas yra nuostolinis, nes pajamų nėra, tai arba jos minimalios, kurios nepadengia kaštų, nes labiau tai yra R&D, tai yra kūrimas, testavimas, informacijos rinkimas. Tai čia kas bandys apkaltinti mane verslo darimu, dar kažkuo, prašau, nesigėdiju, nes 50% skiriu verslui, 50% skiriu savanorystėje, tai yra informacijos rinkimas, bendravimas, pagalbos organizavimas. Kaip pavyzdys, iš savo lėšų nupirkau vieną automobilį, kitus 2 automobilius nupirko įmonė, su kuria dirbu, pasirašęs kontraktą pagal mano prašymą, 2 pikapai, nesvarbu, kad angliška versija, bet tai vis tiek didelė parama frontui. Tai, kai sakau, visuomet nepamirškite rent per Contribui, tie pinigai tikrai nenueina vien tik tai mano geroviai, mano atostogoms, taip, aš ir patostogauti suspėju, čia normalus dalykas, jūs dirbat, mes irgi dirbam ir turim patostogauti, nes netostogant stogas nučiuoštų, vėlgi tai yra normalu, vatnikai, kaip sakau, tegul patyli, man tikrai nėra problema šitoje vietoje. O dėl tos provokacijos, dviem mūsų, kai aš vadinu sofos ekspertams dabar pasidarysiems kariams, veteranams, nes jie dabar labiau primena sofos ekspertus, kurie sėdė ant sofos ir bando surinkti informaciją ir tą pateikti. Atsisakė, vienas planuoja, atsisakė su grasinimais, tegul, kaip sakoma, yra kaip yra. Kitas, tai yra Rūnas, labai puikiai pasiskambinom, tiksliau pasirašėm žinutėm, garso žinutėm, kaip ir pažadėjo susitikti, pabendrauti, pažiūrėsim. Tai dėl ko ir pradėjau, sakym, Facebook'e dėti, tai kad argumentuotai viskas turi būti dėta, o ne paviršutiniškai nedaroma, gauna malkų, ypač NATO pajėgos. Čia dabar praėjo simulacijos, kurios labai gerai parodė, kad čia NATO pajėgos gaus malkų, ten niekas apie NATO nekalba apie NATO strategiją, ten tiesiog susimuliuota vienai situacijų, pačių blogiausių. Karas tai nėra tik simulacijos, kai suprantat, karas yra daug nežinomųjų veiksnių, kaip ir Ukraina buvo nurašyta savo laiku, bet pirmadienį prabudė NATO štabai, NATO štabas tiksliau suprato, kad reiks kariauti, padėti, tiksliau ne kariauti, o padėti ir pradėjo dirbti. Tai šiai dienai Ukraina yra remiama sąjungininkų, nepalikta viena, taip, galbūt kažkas sakys, turėtų būti daugiau, dar kažkas. Palaukit, ponai, čia yra strategijos. Ir taip niekas nepasidaro, o štai ir yra. Mes negalim išvadyti savo sandėlių, mes nežinom, kada priešas ateis. Tai turim viską skaičiuoti, tai yra kalkuliuojama. O kad juose nebuvo užkrauta šaudmenų, tai visi žinom. Tai vat šitas karas labai gerai atgaivina karinę pramonę ir šiai dienai jau Europos artilerijos šaudmenų gamyklos išeina į didelius gamybos kiekius, turbūt turėtų artimiausiu metu lenkti Rusiją. Tai vat
Rusijos pajėgumus. Tai čia yra gera naujiena. Kalbant apie paramą mūsų nikams, ką noriu pasakyti, jūs irgi remiate. Jūs net nežinote, kaip remiate Ukrainą. Per biudžetą. Jūs dirbate oficialiuose darbuose, ten sumokat mokesčius. Tie mokesčiai nueina į karinį biudžetą ir iš ten remiama Ukraina. Reiškia, jūs irgi remiate. Dėkui jums prisidedant prie paramos Ukrainoje. Neskaitant, kiek surenka savanoriai, tą, ką aš darau, gal daro visi kiti. LT4U Ukraine fondui yra dėkingas, kuris padeda kars nuo karto suorganizuoti automobilius. Taip pat Valdas Bartkevičius, kuris padeda suorganizuoti šiuo metu automobilius. Būtent dalyviausiai, aišku, jis yra nukreipęs dabar į dalinį, kuriam tarnauja. Reiktų padaryti iš tikrųjų su juo intervą, kaip ir Soblim, kuris tarnauja. Dar yra ten keletas karių instruktorių, kuriuos norėčiau pakalbinti, pažiūrėsim, gal pavyks padaryti. Pažadėti nieko negaliu, bet pasistengsim pakalbėti apie tarnybą, apie darbus ir taip toliau. Tai va apie paramą. Kas dabar kariauja, kas labiau nusipelnęs karui, nes aš girdžiu, čia veteranų grįžta, čia su automatu aš kariavau. Palaukit, ponai, stop. Su automatu visi kariaujat. Ne visi. Be užnugario, be paramos, be biudžeto jūs nekariautumėt. Jums pritrūktų paramos. Karas tai yra pirmiausiai logistika. Logistai yra karo dievai. Be jų jūs nieko nepadarysit. Tai reiškia, kad atvažiuotų tas automatas, kad atvažiuotų tos pačios minos, kad atvažiuotų šaudmenys, reikia labai daug padirbėti užnugarėje. Jeigu aš neklystu, apie 10 dirbančių žmonių išlaiko vieną kariaujantį asmenį. Tai įsivaizduokit, kas kariauja. Dabar tas, kuris išėjo su automatu, labiau kariauja, ar tas, kuris planuoja operacijas, ar tas, kuris paleidžia droną. Nesvarbu, kad tas dronas paleidžiamas 20-30 km iš užnugario. Ar artileristas, kuris įdeda šaudmenį. Ar vairuotojas, kuris atveža šaudmenis iki fronto, pafrontės, tas pačias minas. Ar medikas, kuris suteikia pirmąją pagalbą sužeistam kariui. Ar kepėjas, kuris kepa duoną ir kuri eina į frontą. Ar tas žemės ūkio darbininkas, kuris augina gyvulius, mėsą pateikia į frontą. Tai kas daugiau yra nusipelnęs? Kas yra didvyris? Manau, kad čia yra visi didvyriai ir visi yra vienodai nusipelnę. Lygiai taip pat kaip ir tas kariaujantis su automatu. Jis, lenkiu galvą, vertas pagarbos. Jis dirba savo darbą, nes tai yra jo lygmuo. Jeigu jis turėtų išsilavinimą, supratimą apie frontą, taktinį, aukštesnį lygmenį, jis nelakstytų su automatu, jis būtų štabe. Jis organizuotų procesą, čia kaip ir įmonėje. Kažkodėl ne visi direktoriai, ne visi vadybininkai, nes reikia kažkas, kas dirbtų ir prie staklių, tai čia lygiai tas pats. Tai va, pagalvokim, kas labiau nusipelnęs karui? Visi. Ir dėkui jums visiems, kurie remiat karą. Tarsi ne karą, o kariaujančius ir teisingą pusę. Tai yra Ukraina. Aš pasirinkau padėti Ukrainai. Taip, aš paukojau daug. Paukoti šeimą galima sakyti, nes jos nematai. Vaikai užaugo. Nemačiau, kaip augo. Daugiau telefonų bendrauja. Taip, tai yra auka. Verslai sustoja. Bet gal įsivystys karo verslas, karinis verslas, aš to neslėpsiu. Investuojami tai. Nes reikia iš kažko gyventi, reikia kūrą užsipilti, pavalgyti. Džemperį nusipirkti kažkokį geresnį, kuris laiko. Striukę, batus. Tai irgi kainuoja. Pragyvenimas kainuoja. Ar galvojat, kad iš oro mes gyvenam? Ne, iš tų pačių verslų. Nes parama tai nėra ta, kurią aš gaučiau, kad galėčiau gyventi. Realiai galite įsivaizduoti, kiek kainuoja vienas mėnuo Ukrainai. Bandėm skaičiuoti čia tie, kurie paremia Ukrainą ir pastoviai būna. Jeigu aš gaučiau atlyginimą, sakykime, 2,5 tūkstančio į rankas, ne, tai yra tikrai geras atlyginimas, kaip pagalvojat. Bet tu moki už maistą, moki už viešbutį, visą kitą, išlaidos, visą kitą. Kai mes sudedam, tai yra mažiausia suma, kuri reikalinga. Arti 10 tūkstančių po mokesčių. Su mokesčiais, atsiprašau, su mokesčiais. Tai va, įsivaizduokit, kiek kainuoja vieni karo metai praleisti čia. Kodėl prašau paramos? Tiksliau paremti projektą, ne paramos, paremti projektą. Prisidėti prie kavos, kurios išgeriu tikrai daug, neslėpsiu to dalyko. Tai va, tokia situacija. Dėkui visiems, kurie remiat Ukrainą, vienaip ar kitaip.
prisidedat, palaikydami, remdami per Contribui, būtent mano projektas, sakau, mano projektas šį kartą tikrai aš nesisakau paramos, neslėpsiu, kad projektui reikia paramos, nes bus paramos, bus daugiau video, nes tikrai nespėju orientuotis į viską, nes orientuotis ten, kur yra finansai, o be finansų mes negalim nieko padaryti, neslėpsiu. Netgi šitas video kainuos apie 3-4 valandas darbo. Tai paskaičiuokit, kiek jūsų valanda verta ir suprasit. Taip, dabar galim pakalbėti apie dronus. Ar dronai tikrai yra ta jau vieta? Aš esu turintistas, aš neslėpiu to dalyko, bet visiems keista, sako, Vyga, tu gyveni iš drono. Dar negyvenu, aš kuriu sistemas, aš negaminu dronų, aš testuoju. Taip, testuoju ir neslėpsiu to dalyko. Ir visai neblogai sekasi. Mes kūrėm, klauso manęs partneriai, kurie pasikvietė ir pasakė, mes norim turėti skraidančią amuniciją, valdomą amuniciją. Tai šiai dienai mes dirbam su komanda, būtent prie individualios skraidančios amunicijos arba skyriaus ugnies gali pakelti. Tai va, rytoj aš tą darysiu. Toliau yra keletas kitų platformų, bomberiai, kurios paprašė pakonsultuoti, žvalgybiniai dronai, tolimojo nuotolio, tiksliau artimojo nuotolio. Vidutinio vis dėlto. Apie 80 km skrendantis į vieną pusę daiktai, gabentis tam tikrus kiekius. Tai vat, projektų turiu, bet kol kas monetizuotas nei vienas. Tai kai monetizuosis, tikrai neprašysiu iš tos paramos. O tai yra parama investicija į mūsų pačių saugumą. Nes dalykai, kurie pradeda dirbti, ne tik monetizuojasi, bet jie atsiduria mūsų ginkluotėje. Reiškia, mes turėsim jau išvystytas platformas, ištestuotas fronto linijų ir bus parašyta Battlefield Tested. Tai, ką mes ir dabar darome. Tai dėl to dronai tikrai, jie bus reikalingi vienokie ar kitokie, plačiau, bus naudojami siauriau. Šiai dienai galiu pasakyti, kad tikrai nebus taip naudojami kaip dabar yra pikas dronų, neslėpsiu. Nors, sakau, kaip dar kartą esu antidronistas, nes pikas dėl to, kad stengiamasi išnaudoti labiau dronus negu artileriją. Aš esu labiau senos kartos žmogus, konservatyvus ir konservatyvi technika. Žinau, kad kai pataikė, tai klausimų nekyla. Jeigu tankas pataikė, technika jinai sunaikinta. Jeigu artilerinis šaudmuo atėjo, sunaikinta. Jeigu nukrito artilerinis šaudmuo šalia pėstininkų arba mašinoje, kurie sėdė pėstininkai, ten gyvų neliko arba liko visi išvesti iš rikiuotės. Tas pats skeveldriniai, tas pats RSZO, būtent reaktyvinės salvinės sistemos HIMARS, kai ten ateina kaseinis šaudmuo ant pėstininkų padalinio, klausimų nekyla. Aišku. Bet kai skrenda dronas, mes matom tik paskutinį video. Nematom, kiek atskrydo dronai iki tol buvo panaudota, kiek nedaskrydo, kiek nesusiaktyvavo ir taip toliau. Šiai dienai, būtent šitie dronai, tai nėra patikima platforma. Taip yra. Jos yra, aišku, yra ir patikimų platformų, neslėpsiu to dalyko, yra viskas ok, bet didžioji dauguma yra pigi. O pigaus ir gero nebūna. Patys žinot pagal automobilius. Pigaus gero automobilio nebūna kažkodėl, o mes technologiškai įsivaizduojam, kad kare gali būti tik pigus ir geri. Ne. Tai šiai dienai, kai sakau, kai daug kas sako, tankai dings, artilerija dings, nedings. Tankai jau trečią kartą bus nurašyti turbūt. Pirmą kartą nurašė juos, kai atsirado prieštankiniai ginklai, reaktyvinės granatos. Antrą kartą nurašė, kai sraigtasparniai pradėjo medžioti tankus. Tai puikiai parodė per Zaporižės operaciją, kad tankai puikiai pažeidžiami, jeigu neveikia, bet tam yra priemonės kitos prieš lėktuvinės sistemos, kurios numuša sraigtasparnius, bet nebuvo ukrainiečiai nepanaudojo Zaporižės kryptyje. Tai vat, tankai dabar nenurašyti. Kad jie naudojami, tai yra dabar Zaporižės kryptyje buvo naudotas Abramsas, šarvuočiai naudojami, 82 brigada, su kuria dirbu, naudojo šarvuočius, būtent Bredlius, puikiai dirba. Aišku, vėlgi yra savo taktika, kaip apdengti nuo drono, yra lydinčios komandos, su dronais lygiai taip pat rado priemonės. Puikiai veikia. Lygiavamžiai šautuvai, pompiniai šautuvai, pusautomačiai, lygiavamžiai. Taip pat yra specialios kulkos NATO standarto šovnės 556. Tenai yra viena kulka ir 3 šaratukai įdėti. Puikiai šaudo į dronus. Toliau elektroninės kovos priemonės padeda. Ta prasme, priemonių yra. Tik tai kol kas tai yra labiau palyda, apsauga šarvuočiams gyvos jėgos pagalba. Bet šarvuočiai gyvena.
Aišku, yra daug betvarkės, kai atvažiuoja šarvuotis su pėstininkais, kurie šturmuos apkasus, sako, čia yra mūsų apkasai, atvažiavo, pasirodo, ten jau yra priešas, jiems reikia įsilaipinti, juos apšaudė ir ten gerai, kad šarvuotis buvo, susėdo į šarvuotį, šarvuotis atidirbo, bet šarvuotį pažydė, kariai gyvi, šarvuotis evakavosi. Tai vat kam reikalingi šarvai? Tam, kad išsaugot gyvybės. Taip, jie nėra neužmušamų, reikia suprasti, nėra neužmušamų tankų. Tai yra klausimas, kiek mes jų galim paaukoti, kad padaryti prasilaužimą, prasiveržimą ir turėti iniciatyvą mūšio lauke ir kad mes diktuotume priešui sąlygas, ne priešas mums. Va čia yra klausimas. Jeigu mes nusiteikę šiuolaikiniam kare pastatyti vienai operacijai kokį 100-150 tanko, prie kiekvieno tanko po 3 šarvuočius, Bradley, toliau kiti šarvuočiai, ratiniai gali būti šarvuočiai. Esmė, kad būtų šarvuočiai. Ir tada klausimas, kaip atrodytų prasilaužimas. Taip, galbūt iš jų liks tik 50 sveikų, bet bus įvykdytas prasilaužimas, įeita gilin, įsitvirtinta ir rodoma iniciatyva priešui. Priešas bus sužlugdytas morališkai. Taip yra realybėje, bet žmonės bus gyvi jame. Taip kažkas žus, čia yra karas. Tai vat tankų šarvuočių aš dar nenurašau. Ir aš tikrai jų nenurašysiu. Nežinau, ką jie atlieka, kaip jie dirba. Žinau, kas išlaikęs yra 3 šūvius į šarvuočius. 3 šūviai. Vadas vienas. Įsivaizduojat? Ne vienoj mašinai, tai yra 3 mašinos buvo sunaikintos. Bet jie visi gyvi buvo. Trečiam pataikime turbūt buvo tik kontuzintas vairuotojas. Tai prašau, šarvuočiai saugo gyvybės. Saugoja. Tas pats tankai turi ugnies galią, be kurios nieko negali padaryti. Tai aišku, kad rusai naudoja ir ukrainiečiai daug kaip artilerijos, čia yra kitas klausimas. Apie tai galima kalbėti, apie tos kompetencijas. Kaip tik vakar turėjau gerą pokalbį apie kompetencijas, kaip pasakė ukrainietis karininkas, sako, Vyga, mes mokam laimėti mūšius, bet NATO laimės karą. Nes NATO moka kariauti, karus laimėti. Karas tai nėra pėstininkas, kuris kariauja 10 į vieną pusę nuo 0, 10 km į kitą. Nes šiai dienai mes turime frontą grubiai 20 km. Nesvarbu, kad sakom ten už 20, kai dronai skrenda 50 km, mes ten deginam viską. Ne viską deginam. Aš pats važinėjau. Ir ten daug važinėjau, judesio daug yra. Esmė yra tame, kad pasigaunama viena kita transporto priemonė, iš to daromas PR'as. Ir tada supranti, kiek realiai tai yra veiksminga. Taip, logistikos daug sunaikina, neslėpsiu to dalyko, būtent šitie dalykai, bet tai nėra panacėja. Tai va dėl to ir kalbama, kad karas nėra tik tai pėstininkų karas, karas yra štabuose. Pirmiausiai taktinio lygmens štabe, toliau operatyvinio štabe ir strateginio lygmens štabe. Ir ką politikai turi padaryti, tai pirmiausiai pasakyti gaires, ką jie nori turėti ir ką nori pasiekti. O kariuomenė turi suplanuoti ir atlikti. Reiškia, politikai ir visuomenė turi tai padėti finansiškai, kad būtų galima pasiekti rezultatą. Jeigu mes sakom, kad mes norime atgrasyti priešą prie savo sienų, mums reikalingas ir poligonas, mums reikalingi ir tankai, ir reikalingi šarvuočiai. Va kur yra visa esmė. Tai nereiškia, kad mes kariausim, tai yra atgrasimas. Atgrasimas brangiausiai kainuoja. Ir tai reikia įvertinti. Tai tiek moralo šiandien apie karą. Einant dabar prie fronto linijos, vėl būsiu be žemėlapio, trumpai pasakysiu, kaip atrodo fronto linija. Jeigu turime sumus kryptį, tai žiūrim į viršų, į Rusijos pusę. Tai yra kairysis flangas, yra dešinys flangas. Kairiajam flangė vyksta aktyvūs veiksmai. Šiai dienai taktinės pozicijas gerinasi rusai, neslėpsiu. Pasienio ruožuose, kai kuriuose rusai vėl turi prasiveržimus, ten įsitvirtinę. Irgi nepaslaptis. Toliau einam Kupiansko kryptyje, ten puikiai ukrainiečių pajėgos išsivalė teritoriją. Pačiam Kupiansko centre yra ligoninė, ten yra susikoncentravę apie 100 Rusijos karių, kurie yra apsupime. Ir galima sakyti beviltiškoje situacijoje kol kas, nes aprūpinimas galimas tik tai oro, bet ukrainiečiai puikiai naikina ir tą aprūpinimą. Tai yra 247, stebi dronai, pamatė atskrido dronas, skrenda iškart perėmėjas, arba droną numuša, arba numuštą krovinį sunaikina. Reiškia, logistika yra minimali. Rusai tik yra gynybai. Aišku, šturmuot 100 įsitvirtinusių karių, prasmės turbūt nėra. Tai turbūt greičiausiai bus dabar naikinama ilgą laiką, medžiojama po vieną, po kitą dronų pagalbą.
nešlėpsiu, dronai, tai yra distancinės priemonės, kurios leidžia pagelbėti. Tai aišku, jie dabar tikisi, kad rusai padarys prasiveržimą ir tai ištrauks juos iš to mūšio lauko, bet kol kas situacija kritinė ir greičiausiai teks pasiduoti. Aš skaityčiau, laiko klausimas kada. Jeigu ukrainiečiai sugebės sunaikinti visą logistiką pilnumoj, o to uždaryti juos, tai yra laiko klausimas, kada jie išeis pasiduos ir išeis. Toliau turime Kupiansk Vuzlovoje, tenai vyksta link tos pusės, rusai sako jau juda, bet kol kas irgi tai tik tai žvalgybinių grupių arba diversinių grupių prasilaužimas į priekį ir jų sunaikinimas. Tai tas pas kaip ir Kupianske išeina, juos naikina, neleidžia daryti iki jų. Tai va tokia turim situaciją šitoje kryptyje. Limano kryptyje tai priešas turi iniciatyvą, neslėpsim to dalyko, juda į priekį labai silpnai, bet juda. Ir jeigu išeis ant logistinio kelio Slavianskas, Iziumas, tam kraštui bus problematiškas logistika. Tikrai bus problematiška, nes tas kelias yra vienas iš pagrindinių logistinių kelių. Toliau priešas bando judėti Kramatorsko kryptim, tenai užmiršau kaimelio pavadinimą, miestelio pavadinimą, tai yra už Druškivkos. Priešas deklaruoja, kad jau yra užėmęs, bet ten kol kas priešo karių nėra, video išeina karių, rodo, kad laikosi ukrainiečiai, bet intensyvumas yra didelis, iš visų pusių bandoma veržtis, vėlgi išeiti ant to pačio kelio į Druškivką, jį perkirsti ir uždaryti gyvenvietę. Miestą, tiksliau, net ne gyvenvietę, ten toks nemažas miestas, miestukas. Toliau mes turime Pakrovsko kryptį, tai yra ten turim problemų, tai prasme iniciatyvą rusai laiko ir vis jau juda gilin, bandydami uždaryti tam tikrus logistinius kelius ir apsupti ukrainiečius. Bet kol kas situacija yra sunkiai kontroliuojama, bet jinai kontroliuojama. Zaporižės kryptyje ukrainiečiai parodo iniciatyvą, neslėpsiu, tai daug kas deklaruoja kaip kontrpuolimą. Jo aš neįvardinčiau kaip kontrpuolimas. Kontrpuolimą reikia suprasti, kad yra paruošti daliniai, tai yra jeigu minimum reikalingos 3 brigados, pirma brigada, kuri daro pralaužimą, juda į priekį, antra brigada įsitvirtina, trečia brigada yra rezervas, kuris stabdo priešo kontratakas. Tai va šitoj vietoj kol kas mes to nematom, mes matom mažų padalinių labiau atakas, puolimus ir taktinių situacijų pasigerimus. Šiai dienai išlaisvinta yra apie 12 mažų gyvenviečių, ten kai kur sodybų yra 3-4, tai irgi gyvenvietė, bet yra išlaisvinti. Puikiai pasirodė ir 33 šturmo batalionas, 225 šturmo batalionas, pulkas, tiksliau, abudu pulkai, 33 lietuviai tarnauja keli, gal 3 ar 4, na, tarsi koks skirtumas. Esmė yra tokia, 225 irgi tas pats juda į priekį dalinys, kuris metamas į karščiausius taškus, tai rusų propagandistų jisai labai jau engiamas ir rodomas kaip nežinia koks baisus ir taip toliau. Tai vat, toliau Zaporižės kryptyje vėlgi dešiniajam flange arčiau buvusios užtvankos ukrainiečiai parodė savo iniciatyvą, lygiai taip pat turi iniciatyvą ir juda į priekį. Tai, sakykime, rusai dabar komunikuoja tai, kad vyksta kontrpuolimas, kam? Tam, kad kai sustos, kad galėtų tos puolimus, taktinės situacijas įvardinti kaip didelius laimėjimus, kad jie sustabdė kontrpuolimą. Nes tikrai pas visus yra bėda. Nes toj krypty, bent jau Zaporižės, kiek turiu informacijos, tai yra įmesti visiškai neparuošti žmonės, kai kuriuose vietose tikslas jų buvo tik tai iššokt ir pakabinti vėliavą, kad esą rusai, netgi be ginklo yra, neginkluoti kas keisčiausiai. O stambiausias prasilaužimas įvyko Nyvų pagalba, 12 Nyvų, dėjo per Tapkę, per Gazą ir judėjo į priekį, ten apie 6-7 kilometrus. Koks skirtumas? Esmė tame, kad užvažiavo, užėmė, įsitvirtino, tiksliau užėmė, apsigyveno ir gyvena. Rodo, kad ten Rusijos teritorija, nors realiai ten yra pilkoji zona, kur ir tie valdo tas teritorijas ir vyksta mūšiai. Tai vat, frontas yra toks gan daugiau mažiau stabilus, karas vyksta, tęsiasi, dėrybos nieko neduoda, kai matom apšaudimai vyksta, pats nakvojau Dnieprė, per 3 km krito, nežinau, kažkurį iš viena iš raketų, Iskanderis ar greičiausiai, nu tikrai yra nemalonu. Namelis va taip net sujudėjo. Bet ką padarysi, gyvenimas tęsiasi, žinai kaip tai atrodo kritimas raketos, kas tai yra per jausmas. Mes dirbam, visi dirba, parama juda, matau vasario 16 daug kas judina
akcijas padarė, pajudėjo su transporto priemonėm. Būtų įdomu pažiūrėti, kiek jų įvažiavo. Aš įsivaizduoju, kad tai iki kokių 800 transporto priemonių turėjo įvažiuoti iš Lietuvos, kurios irgi reikalingos frontui. Aišku, reikia galvoti, kokių reikia. Aš vis dėlto laikausi, kad pick-upai reikalingi. Tai yra daryti mažai logistikai, aišku, reikalingi ir paprasti automobiliukai, kaip ir mano toks paprastas Land Cruiseris, kai aš juokauju, reikalingas logistikai daryti tarp Kijevo, Zaporižės, Dniepro, Donecko krypties. Tai va, dar kartą dėkui, kas remet, spausdami like, prenumeruodami kanalą, platindami kanalą, bei remdami finansiškai, palaikydami finansiškai per Contribui platformą. Dėkui dar kartą ir iki sekančio. Stengsiuos dažniau šitinėti, bet sakau, jungitės prie Facebooko, žiūrėkit kaip stebėtojai, ten įdedu daug analizių, tai ką matau fronte, nes tikrai yra lengviau važiuoji, diktofoną sudiktavai ir padarai transkriptą. Viskas, tekstas gatavas, tiksliau tekstas paruoštas, įdėjai ChatGPT, kuris pakoregavo, įdėjai į Facebooką ir tu turi paruoštą turinį. Viskas. Dėkui dar kartą, kad stebit, remiat per Contribui ir iki sekančio.